tokio puolimo per savo visą viešo gyvenimo istoriją aš nebuvau daugiau niekada patyrus. Kada buvo parduota daugiausiai raudonų lūpdažių, man šitą istoriją labai patinka. Karo metais. Nes net blogiausiose situacijose moterys norėdavo kažkaip papuošti. Sveiki, mano vardas yra Agnė ir aš esu mados naujienų portalo L.lt redaktorė. Šiandien turiu galimybę kartu su kolege ir gera drauge Irina išbandyti save naujame amplua ir pabūti šios tinklalaidės vedėja. Tad labai ačiū šią galimybę ir pavaduoju Ugnę, kuri dėja susilaužė koją. Ugnė, linkėjimai tau, labai linkim greičiau pasveikti ir kad galima būtų nešioti gražius batelius ir laukiam grįžtant. Šiandien norėtume pristatyti naujausią žurnalo numerį ir turėsim nuostabią pašnekovę, nuomonės formuotoją, televizijos laidų ir renginių vedėją Indrę Kavaliauskaitę. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo visai neseniai vykusio didžiulio renginio. Pirmą kartą Lietuvoje įvyko Lithuania Women Awards apdovanojimai. Sakyk, Irina, kokias emocijas tu iš šio renginio išsineši? Visų pirma, žinok, aš labai džiaugiuosi mūsų šitų naujausių numerių. Ta prasme, šitas viršelis tikrai yra vienas iš mano svajonių viršelių. Kadangi aš pati esu buvusi profesionali sportininkė, tai man visą laiką sportininkai apskritai ir dar tokio lygio kaip Rūta, olimpiniai čempionai, tai man yra tikrai didelis įkvėpimas. Žinau, galiu bent nujausti, numatyti, ką jaučia ir ką išgyvena, tai man tikrai yra didelė pasididžiavimas mūsų šalies ir aišku visos kitos moteris, kuriuos yra gavusios apdovanojimą, yra tikrai nuostabios asmenybės. Tai šitą numerį mes tikrai turėjom iššūkį, nes turėjome padaryti visus viršelius, nes kiekviena iš nominančių turi savo viršelį, tai turėjome visus viršelius padaryti, tai labai didelis buvo darbas, daug fotosesijų, nes iš tikrųjų ir tiek viršelių fotosesijų ir turėjom. Tai ačiū komandai, ačiū Artūrui, ta prasme, už visą tą sukurtą profesionalumą ir grožį, tai kviečiu pasiskaityti, jų istorijos tikrai yra įspūdingos, labai įkvėpiančios, tos moteris yra labai įkvėpiančios, labai daug pasiekusios ir kas man užstrigo labiausia, tai kad praktiškai visos iš jų sakė, kad svarbiausias receptas, kad turėti tokius rezultatus, tai būtent yra atkaklumas. Atkaklumas ir nepasiduoti po pirmo, po antro, po trečio karto, o vis bandyti, vis siekti savo tikslų ir anksčiau ir vėliau vis tiek tai įvyks. O kalbant apie pačius apdovanojimus, tai man yra labai didelė garbė iš tikrųjų ir buvo būti tuose apdovanojimuose, būti tarp tokių įkvepiančių moterų, klausyti jas ir mūsų kaip žurnalo, kaip L šeimos tikslas yra daugiau kalbėti, rodyti jas kaip pavyzdį, kalbėti apie jas, kad tai būtų puikus pavyzdys ne tik mums visoms moterims, bet ir jaunai kartai, kad nepaisant, ką tu bedarytum, kokioj srity tu bedirbtum, tu gali pasiekti ir įkvėpti, ir daryti, ir keisti pasaulį. Ir tik mes moteris, palaikydama viena kitą, iš to laimėsim visi. Tai būtent apie tai yra ir norisi, kad tai būtų ta tradicija, tokia, kuri tik augtų ir tik jūsų pagalba, jūsų dėka, jūsų palaikymo, tas kilnus ir prasmingas tikslas galėtų išaugti į dar didesnius apdovanojimus. Tai nėra, kad apdovanojimai tai nėra kaip konkursas, tai yra daugiau pagerbimas, parodimas tų moterų, nes jos ne kiekvieną dieną sulaukia to dėmesio ir to aplodismentų, tai būtent iškilimas jų, pagerbimas jų ir kad kitais metais mes turėtumėm daugiau tų kategorijų, daugiau nominacijų ir galėtumėm tikrai padaryti didesnį renginį ir daugiau kalbėti apie tas moteris tikrai. Irgi paantrinsiu, labai tikiuosi, kad tai taps nauja gražia mūsų tradicija. Gaila, bet apdovanojimuose negalėjau dalyvauti, nes tuo metu buvau Paryžiuje, Paryžiaus mados savaitėje, bet tu, Irina, atrodo, spėjai pabuvoti absoliučiai visur. Ir Paryžiuje, ir Stiklių restorane, kur vyko renginys. Sakyk, kokias naujienas, kokias mados tendencijas šį kartą parsiveži iš Paryžiaus?
O iš tikrųjų dar įspūdžių tikrai dar turiu pilną, tai tiek ir Milane šiais metais, tiek ir Kopenhagoje sudalyvau, tiek ir Paryžiuje. Tai aš jaučiu tokią kaip ir savo tokią misiją, pabūti visur tam, kad sužinoti, pamatyti, gauti įkvėpimo, gauti naujausių žinių. Tai kalbant apie patį Paryžių, tai šį kartą aš turėjau tokią garbę su Sandro prekės ženklų, kurie pakvietė mane būtent į tą prezentaciją naujos kolekcijos, kuri vyko įspūdingoje vietoje, skulptoriaus tokiose dirbtuvėse ir muziejuje. Tai irgi tai mada nėra tik tais mada kaip drabužis, bet tai tikrai yra ir menas, ir meno išraiška, ir komunikacija, viskas tame yra. Tai supratau vieną, kad aišku tas minimalizmas šiek tiek jau nueina į antrą planą ir visko toliau dominuoja maksimalizmas. Maksimalizmas tikrai visko daug, tai tikrai daug tų tendencijų, bet nėra, kad jos kardinaliai labai skirtusi kažko. Iš tikrųjų, tai kaip ir mada vis tiek sukasi ratu ir dabar tas cikliškumas jau yra netoks greitas ir netoks, sakyčiau, dinamiškas, bet mes turim kitą tendenciją, tai yra pagrindinių dizainerių pasikeitimo tendencija mados namuose. Va čia tai yra tikrai karuselė, va čia tai yra ruletė absoliučiai, nes atrodo, kad dizainerius keičia greičiau negu kolekcijos išeina ant podiumo. Tai ypač, pavyzdžiui, kalbant apie tokius mados namus kaip Chanel, kuriuose kūrybos vadovai dirbdavo daugybę metų ir dabar berods tik 4. kartą jie turės naują kūrybos vadovą. Bet visgi mane galbūt labiausiai sukrėtė ta žinia, kad Donatella Versace traukėsi iš Versace mados namų, dabar jinai bus vyriausioji tų mados namų ambasadorė. Sakyk, tu kaip stilistė vis tiek esi mados žinovė, ko galima tikėtis, ką gali atnešti šie pokyčiai, ar tai bus, kaip daugelis sako, eros pabaiga, ar labai graži kažko pradžia? Aš tai esu optimistė visiškai ir aš manau, kad tai yra pradžia ir manau, kad mes ir turim keistis ir tai yra natūralu ir aš visą laiką už pasikeitimus, už gerus pasikeitimus. Tai aš manau, kad čia bus tikrai Versace išgyvens savo renesansą. Tai aš tikrai už ir manau, kad reikia duoti kelią ir jaunimui ir parodyti save ir ypatingas ten yra darbas su archyvais, kas yra... Aš manau, kad tai bet kokiam dizaineriui tai yra tikrai nuostabi patirtis dirbti su Versace archyvais. Taipogi mes vakar sužinojom, kad į Gucci mados namus ateina buvęs, dabar jau buvęs, šiuo metu dar einantis pareigas Balenciagos dizaineris Demna Gvasalia. Tai jisai ateina į Gucci, kas čia bus, čia man įdomu sulaukti, kaip sakyt, jo kolekcijos, kiek skaičiau, kad dar jisai vasarą pristatys Balenciagos kolekciją, tai būtent kuturinė, bet jau nuo rudens tikriausiai nebus, kažkas bus kitas Balenciagoje, nežinau, ar paskelbs dar artimiausių metų, bet jau lygtais eina kalbas, kad galbūt jisai net ir rudenį, jeigu spės, lygtais pristatys jau Gucci naują kolekciją, arba pradės nuo kitų metų, kadangi čia vis tiek reikia kaip minimum pusės metų sukurti tą kolekciją, tai dizaineriui. Tai va čia man bus labai labai įdomu. Tai šiaip iš tikrųjų tiek yra mados namų persiskirstimų tų dizainerių, tai tikrai čia labai, manau, kad jos jau greičiau keičiasi negu tendencijos. O kaip manai, kodėl tai vyksta? Ar tai irgi kažkokia yra nauja tendencija, ar naujas požiūris? Manau, kad tiesiog toks kaip žaidimas, testuoja, žaidžia ir jeigu nepasiteisina, jeigu mato rezultatai, nėra pardavimų kažkokių, tai vis tiek yra kūrybinis darbas, ne? Tai tuo metu iš karto bando daryti sprendimus, kažkokius pasikeitimus, jeigu per pirmas 2 kolekcijos neprigijo, nepatiko žmonėms arba jie nemato tikrai augimo, tai tiesiog natūraliai bando ieško kitus būtus. Tai yra iš dalies ir verslas, tai jau čia tokius, negaliu pakomentuoti verslo subtilybių. Bet tie kūrybos vadovai, jie patiria iš tikrųjų didžiulį spaudimą, jie turi įrodyti, kad gali, kad moka, kaip ir tu sakai, per pirmas tas 2 kolekcijas. Jo, iš tikrųjų, taip yra. Reikalavimai aukšti, visur reikalavimai aukšti. Kaip ir visur. Taip ir norėčiau padėkoti mūsų laidos rėmėjams, Avene,
Šiandieną Indrei įteiksime atkuriamą į veido kremą Hyaluron Active B3. Hyaluron Active B3 linijos produktai ilgainiui skatina atkuriamuosius odos procesus, nes sudėtyje yra koncentruota 2 aktyvių ingredientų kombinacija, kuri gali prisidėti prie odos ląstelių gyvavimo trukmės prailginimo. O šios linijos produktas žvaigždė ir yra Thermal Avene Hyaluron Active B3 dieninis veido kremas brandžiai odai. Tad tikiuosi, kad Indrė šią dovaną iš tikrųjų bus patenkinta. Tik ką, laukiam Indrės ir kaip visą laiką laukiam jūsų komentarų. Tai tikrai labai svarbu, kad sekite, laukite, dalinkitės, laikinkite, tas palaikymas tikrai mus skatina tobulėti. Kaip tai, Indrė, kuo ir kaip šiuo metu gyveni? Kaip visada, kaip 14 metų jau vaikai, darbas. Prieš čia atsisėdant su Irina pakalbėjom, kad sakom, koks laisvalaikis gali būti, kai labai myli savo darbą, kad labiau nori kartais dirbti, negu kažkaip laisvai leisti laiką. Tai va taip viskas ir susidėlioja. Naminė Indrė ir Indrė ant scenos. Nežinau, Indrė, esi užkietėjus keliautoja, labai mėgsti keliauti ir jeigu neklystu, turi ir piloto licenciją. Sakyk, ar dažnai tenka sėsti prie vairalasdės vadinamos ir ar nebaisu to daryti? Tema. Nes skraidyti laiko nebeliko, bet aš šitą pasilieku gal pensijai kokiai, nežinau, ir kada bus galima. Tam labai daug laiko reikia. Ir atrodo, kad čia valandą pabūti ore turi skirti beveik turbūt 5 valandas dienos, ne, pasiruošti lėktuvą, prisiduoti skrydžių. Labai yra daug, labai imlu laikui, kurio turiu nedaug, imlu pinigams, kurių skraidimui būtų negaila, bet tiesiog, kai sudedi viską, dabar ne tas etapas, tai tikiuosi šitą daryti, kai kažkurią dedamąją iš gyvenimo išimsim, nes dabar labai viskas sudėta, net ir čia, kad susitikti, ir žino, kiek derinom ir atrodo, net nepatogu pasakyti žmonėm, kad iš tikrųjų iki kovo 28 dienos neturiu laiko. Ir ten kažkas kažko prašo, gal galim susitikimą ir aš žiūriu į dienas ir žinau, nėra, viskas nėra valandos, čia tą dieną gal norėčiau pavalgyti, tą dieną norėčiau, ten ar žinosiu, kad reikia kažkokias ir sąskaitas sutvarkyti ir tam tikrų metų imu vaikus ir tada jau viskas out būni su vaikais ir žodžiu, dabar toks etapas. Supratau, nes pamenu tave berods kalbino 2019 metais, dirbau kitam naujienų portale ir kaip supratau, tuo metu tu tik laikėsi tą licenciją ir ar tau pavyko ją įsilaikyti, jau baigiai tos egzaminus, bet kai nesuskraidai valandų, viską reikėtų dabar jau daryti praktiškai iš naujo. Bet tai nebus labai skaudu. Su malonumu tą padarysiu. Supratau. Pastebėjau, kad tu labai dažnai keliauji su vaikais. Sakai, kaip pavyksta tai padaryti ir gal turi tam tikrų tipsų, patarimų tėvams, kurie galbūt nedrįsta to daryti, turi tam tikrų baimių. Ta prasme, kad susirinkti vaikus ir išvažiuoti, kur akys veda. Tiesiog bijo keliauti, galvoja, kad gal nesusitvarkys, kad gal nebūtinai reikia auklės, mamų šalia. Arba kartais dar būna tos kryptys, kad tiesiog tu supranti, kad su vaikais patogiau nuskristi į Turkiją, į viešbutį, all inclusive, viskas parūpinta, nieko nereikia rūpintis ir tai atrodo tikrai, va ten aš pailsėsiu, bet Indrė, tavo kelionė su vaikais visą laiką būna Berlinas, ten Amsterdamas, Londonas, tokios kryptis, kur tikrai žmonės nedrįsta arba jiems atrodo iššūkis. Aš šiaip dažnai važiuoju ir į tą Turkiją su vaikais. Ir kažkada kažkaip savęs paklausiau, nes mano mama sako, paprasčiau važiuojam, taigi pažiūrėk, kaip čia smagu, tas miniklubas ir vaikų dar amžius toks, kuriem tikrai smagu vis dar tie miniklubai. Ir tada galvau, ką aš noriu išmokyti savo vaiką. Ko aš noriu išmokyti savo vaikus. Ar kad jie tam bufe dėtųsi, ką nori, visada nenoriu valgyti, pavargau, atsiguliau. Žodžiu, ar aš noriu išauginti tokį išlepintą, kartais nėra blogai, aš tikrai lepinu vaikus, bet ar noriu duoti iššūkių jiem gyvenime, ar turėti vaikus, kurie labai greit pavargsta ir kuriems labai greit viskas nusibosta. Ir
čia man ir buvo atsakymas. Ir kartais reikia rinktis ne visai patogius dalykus, kad parodyt, aš aišku visada pridedu ten tą Disneylando kažkokį efektą, kažkokį vandens atrakcionų parką, kad viena diena būtų, kuri būtų vaikam, bet, pavyzdžiui, per rudens atostogas buvom Paryžiui ir galvoju, gerai, bus ir Disneylandas. Bet prieš Disneylandą mes eikim pažiūrėti Napoleono kapo, dar suvesiu su vėlinėm ir norėjau dar ir tą gražius kapus nusivesti, sugalvoti kažkur, kur reikia eiti, važiuoti, viešuoju transportu mokyti vaikus važiuoti. Metro buvo, dabar pas mus yra didžiausia atrakcija, važiuoti metro, Bankokė irgi buvo džiugesys. Tai mokyti, sekti, kaip, kur susirasti savo stoteles, ko ieškoti, kaip atskaičiuoti stoteles, kaip nusipirkti kažkokius bilietus. Aš nežinau, kaip ilgai aš būsiu su jais ir jiems visus atsakymus duosiu, bet noriu mokyti juos būti stipriais, savarankiškais žmonėmis, nors tos kelionės su manim, jos nėra iš tikrųjų dar labai reikalaujančios ten. Ypatingų pastangų, aš jas patogias padarau, bet po truputį mokyti, kad ilgai eiti yra gerai. Vienas iš geriausių, manau, kad dalykų, ką jie galėtų įsinešti, tai yra pavyzdys būtent. Pavyzdys, nes vaikai irgi mokosi būtent žiūrėdami į mus. Ir manau, kad tu esi tikrai ta moteris, tas pavyzdys vaikams puikus, kurie jie žiūri. Ir tikrai manau, kad pasąmonėje viskas atsideda. Taip kaip, tarkim, man asmeniškai mano mama buvo pavyzdys. Jinai daug nekalbėdavo, daug nesakydavo, daug negirdavo, daug nekritikuodavo. Tikriausiai iš vis nekritikuodavo, bet jinai kiekvieną dieną savo pavyzdžių, savo darbų, atsidavimų darbų, kai jinai grįždavo, jinai 50 metų dirba gydytoja viena ligoniniai, kai jinai grįždavo namo, jinai pasakodavo apie koks prasmingas yra jos darbas ir apie tos žmonės, kuriems jį padėdavo. Ir man užtekdavo tai, kad aš susiformuočiau kaip asmenybė. Tai kartais net nereikia daug ten ir kalbėti, ar kažką, tiesiog reikia savo pavyzdžių rodyti. Gal čia aš ir per daug kokių baimių turiu, bet visada atrodo, kaip bus, kad jeigu vaikai bus be manęs, kur nors. Maža kas atsitiktų kažkaip, ten turiu tiek visokiausių taisyklių, jau čia nekalbant apie tai, kam sakyti, kieno pagalbos prašyti, koks mano telefono numeris, bet kad važiuojant, kad ir Vilniuje vaikam pradedu sakyti, dabar rodot kelią man į namus jūs. Ir jie ten rodo į kairę, į dešinę ir aš sukinėju ten, kur jie sako. Ir jeigu pasimetam, sakau, kad tiesiog padėti jiem suvokti, kad niekas iš tikrųjų jiem nieko nėra skolingas ir jeigu jie patys savim nepasirūpins, tai ateis laikas gyvenime, kai tada ir niekas nepasirūpins ir nieko negalim kaltinti, ar ne, jeigu aš gal taip labai save visada, nežinau, kaip, bet taip ir panašiai ir gyvenu, kad niekad nekaltinti, niekas man nieko neskoloja ir aš niekam nieko neskoloju. Kaip pasidarau, taip yra ir turiu gerą kelionę, vadinasi, aš ją gerai susiplanavau. Turiu nesąmoningą kelionę, galėčiau papasakoti su vaikais didžiausią nesąmonę, kokią, po kurios mama sakė, aš stojim daugiau nekeliausiu. Bet žinai, kad aš pati tai pasidariau ir man patinka pačiai prieš nieką nesiteisinti tada, kai pati viską pasidariau. Iš to, ką tu pasakoji, lengva susidaryti įspūdį, kad iš tiesų esi labai veikli moteris ir nekartą savęs pavadinus darboholikė. Sakyk, dažnas darboholizmo palydovas yra perdegimas, nuovargis, ar tau yra tekę su tuo susidurti? Yra, tai ir dabar šis laikotarpis yra labai įtemptas, nes čia susijungia visi pasauliai, nes vaikų gimtadieniai yra per savaitę, tarpuose daug renginių ir visokių darbų, dar čia visokie kaziuko mugės, kur 2 vaikai ir žodžiu, mama supras. Tai pirmas mano kūno toks ženklas būna iš manęs atima balsą. Bet aš nepasiduodu. Vadinkim, kad dabar laikausi nekosėdama, bet tada žinau, kad čia jau man signalas truputį reikia gal ir daugiau pamiegoti, daugiau pailsėti, pagalvoti, kad sveikai vitaminų būtų, kad būtų ir maisto, ir visko subalansuota. Tai tada stengiuosi išgirsti savo kūną.
Čia mano pagrindinis įrankis. Labai tavęs norėjau paklausti vieno klausimo. Prieš keletą metų žiniasklaidoje buvo plačiai aptarinėjamas toks asmeniškas dalykas kaip tavo svoris. Sakyk, ar vis dar susilauki tokių klausimų ir galbūt dabar praėjus daug metų po viso to turi visai kitokį atsaką tiems žmonėms, kurie tavęs to klausia? Tiesą sakius, dažnai galvodavau apie tą periodą. Ten tikrai buvo sunku, kadangi aš neįsiveldavau į komentarus po savo postais, aš leisdavau ten jiem tarpusavį kažkaip kalbėtis. Tai tiesiog paskaitydavau ir nieko negalėjau padaryti, aš tikrai valgydavau steikus ir taip organizmas reagavo, bet dabar žaviuosi savimi, kad ir pratylėjau. Tokio puolimo per savo visą viešo gyvenimo istoriją aš nebuvau daugiau niekada patyrus. Kažkas galvoju, kodėl žmonėm tai taip rūpi. Kas čia? Ar, nežinau, aš neturiu atsakymų ir turbūt aš jiem ir nesuskoloju kažkokį pasiteisinimą. Pateikti čia dabar, bet nežinau. Nes tikriausiai esi per daug, atrodai kitiems žmonėms, gal per daug tobula ir jie neturi prie ko prisikabinti ir tai buvo vienintelis pretekstas, dėl ko galėjo kažką pasakyti. Ir manau, kad tai galėjo dėl to tokia diskusija ir buvo. Šiaip mane stebina žmonės, nestebina, taip tiesiog yra kažkoks nepaaiškinamas žmonių noras įžvelgti, kodėl kažkas kitas nelaimingas arba kodėl jam nesiseka, arba šiaip nesuvokiu kodėl, bet čia kažkokius tyrimus skaičiau ir kad buvo, kad žmonėms dėl nepaaiškinamos priežasties patinka girdėti, kad visas pasaulis ritasi velniop. Visą patinka žinot, kad viskas yra blogai, visuomenė supuvus, ar ten, kad tas gražus, bet nelaimingas, tas kodėl reikia, čia gal pasijaučia žmonės patys geriau iš to, kad pasidžiaugt, kad bet tam kažkur nesiseka. Tai aš galiu, nežinau, nustebinti žmonės, žinokit, visi savaip kažkur nelaimingi yra ir tikrai visiems nėra žmogaus, kuriam būtų viskas tobulai. Tai jeigu čia tik tiek šventai ramybei reikia, tai tikrai visi žmonės turi gyvenime balansą, vienur yra laimingi, kitur nelaimingi, vieną dieną gražus, kitą dieną negražus, vieną dieną labai gražiai apsirengia, kitą dieną prašovė pro šalį ir pas visus taip yra, čia nėra nieko netikėto ir nebūtina eiti pas juos į profilius arba, nežinau, net ir komentuoti. Net nebūtinai komentuoti tose profiliuose. Nebūtina savo sakyti, kad jis nelaimingas, kad tapt laimingu. Yra kitų būdų, nesilyginant džiaugtis ir... Tuo labiau, kalbant apie moters svorį, aš manau, kad mes visos išgyvenam per visą savo gyvenimą tom tikrus etapus, kai mes šiek tiek priaugam daugiau, kai mes per daug truputėlį numetam ir tas svorio tokios, kaip sakyti, supinės, jos visą laiką yra. Aš prisimenu, tarkim... Ypač maitinant vaikus, aš ilgai maitinau abu vaikus. Ir turint 2 vaikus ir tikrai, aš prisimenu, kad, tarkim, po pirmo savo nėštumo aš priaugau 20, važiuojant jau į gimdymo namus, plus 20 buvo ir tikrai bet tuo metu aš jaučiausi gerai, bet aišku, žiūrint į nuotraukas, pagimdžius jie iškart nenuėjo. 20 kilogramų, aišku, jie liko. Ir žiūrint tikrai atrodė, Irina, kodėl tu taip nesusėmė? O man tuo metu buvo viskas labai gerai. Aš maitinau, aš taip norėjau ir buvo irgi viskas nuostabu. Tai manau, kad moteriams tai ypač jautri tema yra. Tai gali būti, kad dėl to irgi tas komentavimas toks vyko aštrus labai. Nors aš savo dabar žiūriu kartais tas nuotraukas, kai ką galėjau gal pridengti drabužiais, bet džiaugiuosi, kad kažkaip aš mokiausi save mylėti. Ir, nežinau, žiūriu ir savo, džiaugiuosi, kad priaugau svorio, bet nėra, kad negalėčiau dabar žiūrėti tų nuotraukų. Bet moteris puošia pasaulį. Taip. Ir jos geba blogiausiose situacijose kažkaip pamatyti grožį.
kada buvo parduota daugiausiai raudonų lūpdažių. Man šitą istoriją labai patinka. Karo metais. Nes net blogiausiose situacijose moterys norėdavo kažkaip papuošti, nežinau, kažką gero atsinešti. Ir kartais tai gali būti tai, kad tai yra graži moteris. Graži, stipri. Kalbant apie stilių, labai norėjau tavęs taip pat paklausti, tikrai turi išskirtinį asmeninį stilių, nevengi ryškių išskirtinių drabužių. Pamenu, prieš keletą metų tavęs įkvėpta nusipirkau pirmą Sister Jane prekės ženklo suknelę. Labai patiko, tokių suknelių Lietuvoje tuo metu nelabai buvo. Ir sakyk, kas tave įkvėpia kurti tą asmeninį stilių ir kada tu pajutai, kad jau atėjo metas, tu jau susikūrei tą asmeninį išskirtinį savo stilių? Aš nežinau, ar aš iš tikrųjų taip galėčiau vardinti, kad turiu kažkokį asmeninį išskirtinį stilių, bet dabar bent jau tikrai žinau, kas man tinka. Nors kartais vis tiek pasiduodu pabandyti ir paeksperimentuoti, bet irgi tai čia, kas čia tokio, kad prašausi pro šalį, tik drabužis, kurį mes galim nusimti, persirengti ir kitą dieną. Ir pamiršti, kad mes jį turim. Šiaip apskritai viskas gyvenime yra panašiai. Jeigu tu esi vis dar gyvas ir gali atsikelt ryte ir kažką daryti, tai niekas nėra didžiulė bėda. Ne? Jeigu sveikata yra gera, kitos problemos pakeisi ir visas nesėkmes gali ištaisyti. Bet su stilium aš kažkaip manyje galvojau prieš čia ateinant, kaip čia, koks tas mano stilius. Ir man labiausiai patinkantis ir kur aš sau, kad ir nežinau, kokios senumo nuotraukas žiūrėčiau, ten, kur aš pataikiau ir atrodžiau taip, man iki šios dienos tos nuotraukos yra gražios ir aš tą patį galiu apsirengti. Tai yra 50-ieji, tokie siluetai ir turbūt visiškai viskas iš 50-ųjų su liemeniu, klasikiniam šukuosenom. Žinau, kad man tai tinka, bet kadangi augau ir brendau su seksu ir miestu, atsirado kažkoks spalvotas prieskonis, bet gal kas irgi nėra blogai, tik reikia suderinti kaip šitas savo asmenybės pusės. Ir dar kartais vasaromis išlenda tokia Indrė, kuri mėgsta visokius ekstremalius dalykus ir tada galima pamatyti ir su visokiais kerzais, odiniam striukiam, motociklais ir čia nuo pramogų. Tai tos 3 Indrės, kurios gyvena ir kurios kartais sukuria nesąmoningą įvaizdį, o kartais apsirengia taip, kad žiūriu 10 metų senumo nuotraukas ir jos yra man patinkančios ir galvoju, dabar taip apsirengčiau. Bet tas stilius tikrai sukuria nuotaiką, sukuria emociją, išreiškia tave ir aš manau, kad žiūrint tikrai daugeliu kitų žmonių tikrai galbūt taip neišdrįstų, bet jie žavisi tavim. Tavo įvaizdžiais. Ačiū. Bet aš kaip žiūriu ir kitus žmonės, kurie man patinka labai ir irgi galvoju, kad kai kurie dalykai yra leidžiami tik tam žmogui. Ne, kur vienareikšmiškai ten yra leidžiama, bet ir tobulai atrodo, bet žinai, kad jeigu tu tą apsirengtum, tiesiog, Indra, nedaryk to. Tai tas išmokstama per bandymus ir kažkokius savotiškus dalykus, kurių nekartoji ir tų rūbų nebesirengi. Sakyk, pavyzdžiui, kuo niekada nesipuoštum? Ar yra toks drabužis? Kuriuo niekada nesipuoščiau. Man gal perdėtas nuogumas. Žinau, kad man netinka. Ir kartais žiūriu ir net noriu kai ką pasimatuoti, bet žinai, kaip gal sakyčiau, stilius yra, dabar net išsitiesiau, kad visos moterys savo galėtų atsakyti, kada tu atrodysi gražiai, kai eisi išsitiesus. Ir kad ir kokį tu drabužį neši, tu turi jaustis gerai ištiestą nugarą. Ir kai esu labai nuoga, aš pradedu slėptis, nes, turbūt man netinka, aš negaliu išsitiesti, negaliu išnešti to rūbo. Jautiesi nepatogiai. Taip. Tai
žinau, kad aš jaučiuosi ir pabandau kartais, arba kokie stilistai irgi sako, pabandom, čia tai bus. Ir aš jau žiūriu, jau, jeigu mano taip nugara kuprėja, galvoju, Indra, nereikėjo to daryti, nes stilius yra laikysena. Ir ten, kur tu gali turėti laikyseną, vadinasi, tas stilius tau tinka. Man atrodo, čia tiesiog pasąmoningai, kiekvieną moterį galim pasižiūrėti, nebent jaunimas, kuris iš vis jau taip susikuprinės, kur dėl kitų problemų. Dėl kitų priežasčių, taip. O aš turėsiu tau tokius mados klausimus, stiliaus klausimus. Tai galėtų būti ir blitz, tu gali ir greitai jos atsakinėti, jų bus nemažai. Taip. Tai aš kaip stilistė, ir manau, kad tikrai daugeliu moterų tai labai, labai įdomu, kokia yra tavo kasdieninio stiliaus filosofija, kom tu vadovaujiesi, renkantis ne sceninius įvaizdžius, o tokį kasdienai. Tiesiog. Bus turbūt didžiausia nesąmonė, kurią būsi girdėjęs. Net nežinau, ar negėda pasakyti. Vadovaujos tai, kaip apsirengia vaikai ir koks bus kitas skalbimas. Jeigu vaikai apsirengia šviesiai, aš nenoriu statyti 2 skalbimo mašinų, tai aš irgi rengsiuos baltai. Arba jeigu aš, aš pagal vaikus pagal tai, koks bus kitas skalbimas. Praktiškas. Taip. Ir tada traukiu tik tuos rūbus ir derinu kažkaip, bet, buvo uniforminės dienos, skalbsim, jeigu baltus marškinukus, tai aš tikrai išsitrauksiu kažką balto. Bet čia yra labai tvaru. Tai tu taupai vandenis, skalbimą ir... Gal kas nors pasinaudos mano tipsu, bet visa šeima rengiasi 3 dienas, viena spalva. Kad galėtų... Ir tada viskas sukiši rengiasi kitas. Spalvoti rūbai. Nes kitaip tie skalbiniai tik tai auga ir auga ir auga. Taip. Labai šiaip geras tavo patarimas, žinau, aš pasinaudosiu. Ta šeima rengiasi vienodai. Taip, tai pas mane irgi dabar tas bus, įvesim. Tai, gerai, kitas mano klausimas. Kaip kuri savo įvaizdžius? Čia galbūt jau ne bet tokie kasdieniniai, bet, tarkim, jeigu tau reikia kažkur eit kalbėti arba į sceną lipti, jeigu tu neturi stilisto pagalbo, tai kaip nuo ko tu atsispiri, galbūt tai inspiracija iš tų pačių serialų, kino filmų arba pamatai kažkur, tai ir kas tave įkvėpia, kokios tai galėtų būti, galbūt netgi patarimai moteriams, kur tą įkvėpimą rasti savo išskirtiniam įvaizdžiui. Šiaip reikia pažinoti savo kūną pirmiausia ir žinot, kas jam tinka. Ir turėti, aš kai nežinau, ką rengtis, aš žinau, aš turiu labai gražų pasisiuvus, man pasiūtą, tobulai įlemenuotą kostiumą Rimdžiaus. Ir rytoj turiu konferenciją, ten ir Statkevičių kalbinsiu. Ir aš žinau, kad aš eisiu su to kostiumu, nes jisai yra visom progom tinkantis. Tai turiu tam tikras uniformas, raudoną, juodą, baltą, su kuriomis, čia jeigu kalbam apie renginius, kuriuos vedu, kurie jeigu yra be temos ir man reikia būti ir scenos dekoracija, bet to pačiu nepersipuošus, šiaip reikia jaust aplinką, kurioje esi. Tai nežinau, ar galiu labai tapatintis, ar su manim gali tapatintis moterys. Ir nes dažnai galvoju, kad kartais turiu ateiti kaip dekoracija, tada reikia perspausti, tada visada samdysiu stilistę. O jeigu reikia ateiti tvarkingai, tai turėti uniformas. Tai tokios vakarėlių kapsulės. Iš tavo tokio pasakymo galėčiau padaryti išvadą, kad tai yra taisyklė laikų, vietoj ir pagal temą. Taip. Tai tiesiog galbūt tai būtų apibendrinant, ne? Tu tiesiog žinai, kada, kur ir ką tu nori pasakyti savo įvaizdžiui. Taip. Kartais, aišku, norisi, sudėtingiausia save suvaldyti, kai labai norisi, galvoju, kad nori truputį išsiskirti, bet... Kaip čia gražiai sudėti? Aš kažkaip jau senai pajutau, kad geriau jaučiuosi, seniau turėdavau taisyklę, kad in case you doubt, overdress, kad žodžiu ten kažkaip, o dabar pradėjau, gal čia su amžium taip ateina, pradėjau galvoti, kad man patinka elegantiškai, kad ir po 10 metų aš savo patikčiau, kad nebūtina, kad kiekvienas įvaizdis ten būtų kažkoks ikoniškas, kuris čia dabar jau čia jau maks jį prisimins. Man gal gerai, Audrey style kažkoks elegantiškas įvaizdis, kuriame aš
jausiuos gerai ir nebūtinai ten jau, nežinau, gal aš jau nebenoriu labai. Baigėsi tas laikas, kai labai reikia tą įspūdį kažkokį padaryti. Jau turėjai tiek to įspūdžio pasidarius, kad man atrodo, ne. Gerai, o koks yra tavo pagrindinis, tarkim, įvaizdžio akcentas, be kurio tu, tikrai negalėtum būti? Galbūt tai, nežinau, kvepalai, galbūt papuošalai ar kažkas. Ar yra kažkoks, kur vis tiek kiekvieną dieną, koks be būtų, ką tu pasirinktum, tu vis tiek užsidėsi tai? Kiekvieną dieną? Ne kiekvieną, bet galbūt mes kalbam apie kiekvieną dieną. Labiau proginius įvedžius. Pasakyčiau, kaip kiekvieną dieną galvoju, ką kartais tėvai galvoja, kai aš atvežu vaikus į mokyklą. Atvežu, o po to pasiimu. Tai irgi skirtingos nes esu ir su pižama važiavus. Čia plaukai surišti. Tai irgi to nereikėtų kartot namuose. Bet gerai, renginiam, ar ne? Kalbam. Kas yra? Makiažas. Makiažas. Šitą seniai išmokau. Paklausiau irgi Kęsto Rimdžiaus. Man sako, Indra, tu nesi modelis, kuris ten eksperimentuoja, kuriam tinka viskas. Ten visokios pravotkės, kažkokie įvairiausi stiliai. Ne. Aš atradau, kas man tinka. Yra vieno tipo makiažas. Sako, tai tu ir laikyk, ir bravo, ir daugiau nieko nereikia. Jeigu tu taip jautiesi gerai, kam kažkokiu eksperimentu ieškot. Pasitikė savimi, svarbiausia. Gal labiau, kad mano darbas, ne modelio, aišku, ten Instagrame visokių ir nuotraukų yra, bet ir kad ir ką fotografuočiausi su tokiu makiažu, aš jaučiuosi gerai ir kai jautiesi gerai, tada turi laikyseną ir tada ką be apsirengsi, viskas atrodys. Tas ir svarbiausia. Gerai, o koks tai galėtų būti drabužis arba aksesuaras, makiažas, bet vis tiek, tarkim, jeigu spintoje pasirinktum tik vieną, tarkim, aš asmeniškai, drabužis. Švarkas ir balti marškinėliai. Taip, aš lygiai tas pats švarkas man yra pagrindas, nes jis sustato tave tiesiog į tokius rėmus ir tu iš karto pasitempi, išsitėsi, ne, pečiai liktais, švarkas man irgi yra tas drabužis, be kurio nesivaizduoti. Mes, kaip sakytų, tam, o tavo, Agnė, koks? Irgi švarkas. Irgi švark, mes. Oversizinis gal, bet irgi... Tu labiau oversizinis, aš tai labiau eliminuota gal? Jau irgi toks oversizinis. Na gerai, kalbant vis tiek, visiems yra įdomu ir mes nuo to nepabėgsim. Nežinau, galbūt brangiausias drabužis tavo spintoje, gal kokia turi istorija, nes mes vis tiek moteris irgi dažnai ir pagailėm galbūt ir beskaičiuojam, kad viskas. Nupirkau suknelę, sumokėjau 500 eurų ir vieną kartą užsidėjau ir man tas išėjimas kainuoja 500 eurų. Tai vis tiek skaičiuojam per tą prizmę, kiekgi aš su to drabužiu išeisiu, kiek jisai man tarnaus ir pasiskaičiuojam. Tai koks tavo spintoje yra brangiausias drabužis arba aksesuaras ir galbūt gali papasakoti jo pirkimo istoriją, ar tai buvo spontaniškas pirkimas. Aksesuaro gal neskaičiuokim, nes čia prasidės juvelyrika visokia arba laikrodis. Tai čia gal atidėkim, nes aš laikyčiau investiciją ir ten tą laikrodį paliksiu kam nors, nežinau. Bet drabužis. Ir batai iš tikrųjų bus ne drabužis. Ir piniginė išraiška yra brangiausi, bet man jie ir nežinau. Aš nežinau, ką jie reprezentavo, kažkokią nežinau. Jimmy Choo, tie Cinderella batai. Žinot, tokie, ten meno kūrinys. Meno kūrinys, taip. Bet ir man čia jie buvo, kad, nežinau, kad kažkoks, nors batai pelenės ir visai kitos istorijos, bet man jie buvo tarsi, nežinau, net nežinau, kaip įvardinti tą jausmą, kodėl aš labiausiai norėjau tų batų, kodėl aš bėgdama gaisro atveju pasiimčiau tos batus iš ten. Ir čia gal irgi iš Sekso ir miesto yra susidėję, jinai turėjo savo Manolo Blahnik, aš savo Jimmy Choo ir čia toks yra man. Bet čia yra gal tam tikras moteriškumas, kur tu gali, nežinau, pasijausti, užsidėjus koks bebūtų, tai džinsai ar džemperis sportinis, bet kai tu užsidedi tos batelius, tokius elegantiškus, tu iš karto jautiesi irgi labai moteriška. Gal yra tas atsimenu, man skambėjo net citata tada iš Sekso ir miesto, kaip užaugęs su Sekso ir miestu.
kaip pirmą kartą išėjau su tais batais, nors jie iš tikrųjų tai yra nelabai didelė sąmonė, nes beveik prie nieko netinka. Ten prie vestuvinių suknelių gal tik tai. Bet aš randu vis tiek, kaip dar rasiu. Bet kai išėjau su tais batais, tai mintise skambėjo Kerės žodžiai. It's hard to walk in single woman's shoes, so you need really good ones to make a walk a little more fun. Tai man buvo toks, ir galvo, va čia yra batai. Bet kaip drabužis arba aksesuaras perteikiant tą nuotaiką, kaip, vis dėlto mes perkam dėl savęs, puošiamės dėl savęs ir išgyvenam tas emocijas. Tai čia nėra vien tik tais kaip ir daiktas, bet tai yra tam tikras laikotarpis, prisiminimai, tam tikra žinutė. Kaip galvoju, viskas gali būti, bet kalbam apie drabužius ir man taip norisi, kad, žinau, kaip kitų požiūris būna, kad ten rūbai, čia materializmas kažkoks, ar ne, kad paviršutiniška. Tai man atrodo, kad iki tam tikros ribos, kai tai nėra vienintelis svarbus dalykas gyvenime, tai reikia mėgautis ir džiaugtis, galimybę eksperimentuoti, kažkaip save išreikšti. Diena pilka, pas mus to cepelininio dangaus yra, tai pasidažyti raudonai lūpas ir turėti savo pasimėgavimą, nelaikyti drabužių svarbiausių dalykų tavo gyvenime, nelaikyti, ten nežinau, kad tai nebūtų, neimskim paskolų pirkti brandinių rūbų ir ne paskutinius pinigus už tos rūbus atiduokim. Yra kur kas svarbesnių dalykų, bet jeigu galim mėgautis kažkokiam spalvom, kažkokios stiliaus paieškom, tai tą daryti su džiaugsmu. Ir jeigu tai teikia malonumą ir gerą nuotaiką, ir kodėlgi ne? Tik nepamiršti, kad pirmiausia reikia būti švaria galva, nusiprausus, sveika oda. Yra labai daug dalykų, kurie susideda į tą stilių, kad jis atrodytų gražus. O sakyk, dar kalbant apie batelius, gal esi suskaičiavus, kiek jų porų turi savo spintoje? Geriau nereikia skaičiuoti. Bet Indrė, man vis laikas asociuojasi su batelės. Jeigu aš su rankinukais, aš esu tas žmogus, kur mes kelionė tikriausiai, aš nusipirkčiau naują rankinę, tai Indrė nusipirktų naujus batelius. Taip, nežinau, neįsivaizduoju. Ir nereikia skaičiuoti, aš manau, kad jo, nereikia. Visoms progoms skirtingoms. Dar toks vienas mano klausimas, labai įdomu, šiaip kalbant apie tendencijas, vis tiek aš žinau, kad tu ir žinai, jas išmanai, tas tendencijas, kokia tendencija arba koks drabužis tau būtų ta raudona vėliava, tikrai ne, tarkim, kaip pavyzdys, man, tikrai skinny džinsai, tai ta raudona vėliava, kur tu, sakytum, tikrai... Bet žinai, kaip čia sugrįšiu prie to, kad kai atradau, kas man tinka ir aš žinau, kad... mados tendencijos, nelaikyčiau savęs, kad ten diktuoja madas kažkokias niekaip. Man mados tendencijos, nelabai tinka. Nedaug jų tinka. Labai turiu savo išieškoti, kas tinka. Ir negaliu negaliu jų vaikytis ir nenoriu, nes... Aš žinau, kur mano liemuo turi būti. Gal čia irgi su amžium. Palieku jaunom mergaitėm, merginom. Eksperimentuoti, pažaisti su savo stilium. Dar senų rūbų su tais skinny džinsais. O dar kalbant apie skinny džinsus, sakyk, Irina, ar jie grįžta į madą ar negrįžta į madą? Nes girdėjau, kad ir taip ir ne. Jie norėjo grįžti, bandė grįžti. tą mes matėm Mimiu pristatėme, kad lygtais jos mums bandė pasiūlyti, bet ačiū Dievui, aš labai džiaugiuosi, kad visuomenė sąmoningai nepasėmė to trendo, nes su tendencijom yra taip, kad jos pradeda kilti ir tada arba žmonės pasiema ją, arba nepasiema. Tai būtent su skinny džinsais buvo tas atmetimo reakcija, manau, kad dar nebuvo per daug ilgo laiko tarpo, dar mes, kaip sakyt, per neseniai lygtais ciklas dar neapsisuko ir manau, kad dar kai kurie dar ir nešioja labai ten tos skinny džinsus, labai tokius aptemptus, mes kalbam būtent apie tos labai aptemptus siūrus tokius ir dar būna kartais pratrinti arba ten su kažkom detalėm ar su skiliam, tai vat būtent tokius, kurie yra
kurie tikrai truputėlį netgi formuojant tavo kūną proporciškai, jie šiek tiek iškreipia kūną. Taip. O kas tavo manimui, tarkim, pagal ką, ne tai, kad tu sprendi, bet tavo manimui galbūt yra gero stiliaus požymis, tarkim, kalbant apie vyrišką stilių ir apie moterišką stilių? Vėl sugrįšiu į švarą. Švara. Lygiai kaip, jeigu skaitau žmonių kokius nors, nežinau, kas nors susipyksta raštu, kur nors, ne socialiniuose tinkluose. Aš tikėsiu žmogum, kuris rašo be klaidų. Nežinau, kodėl taip yra, ar ne, bet jeigu kažkas rašo su klaidom, aš nebegaliu skaitai, ten būna typing mistakes, ne, kur supranti, ar kažkoks autokorektas pataiso, tai čia ir pačiai atsitinka ir tada labai pergyvenu ir kažkaip ar nematyti, kažką veikdama padarai. Bet žodžiu, vyksta taip, aš žmogus, kuris kalba taisyklingai, juo tikėsiu, kuris rašo taisyklingai, be klaidų, juo tikėsiu. Ir lygiai taip, švarus, išlygintais drabužiais, švaria galva, žmogus man jis atrodys, jis bus tvarkingas, ne su savo dydžio rūbais. Dar ne, kad apsirengtų savo dydžio rūbus. Ir kokybiškus audinius naudoti. Čia va grįžtu turbūt į tą klasiką. Kurioje kad nebūtų gėda po 8 metų, 10 metų žiūrėti savo nuotraukas ir galvot, kaip aš čia atrodžiau. O kalbant apie nepavykusius įvaizdžius, ne, tavo, tarkim, tikrai manau, kad visi turi. Ar esi buvusi tokiam renginyje, mes dabar kalbam apie tą tokį dabar puošnesnę įvaizdį, kad nepataikė į aprangos kodą, tarkim, ne, kad atėjai ir supratai, kad, nežinau, persipošiai tikrai arba atvirkščiai per daug ir jautėsi dėl to nepatogiai, nes kartais tu gali nepataikyti į aprangos kodą, bet viskas tau yra gerai, tu vis tiek pasitikė savim, tu nesijauti kažkaip ten nepataikusi, žinai, o kartais būna, kad nepataikė ir jautiesi nemaloni. Ar buvo tau yra ir gal kokį pavyzdį gali duoti tiesiog? Tada turiu pagalvoti, gal dar vėliau sugalvosiu, kur jaučiausi nepatogiai. Dabar aš tik tai labiau galvau, kas mano galvoj buvo, kai į kai kuriuos renginius galvau paeksperimentuoti, kad ateit įdomiai. Indre, apsirenkim kaip nors įdomiai. Čia prieš 10 metų taip atrodydavo, kad tą reikia daryti. Įdomiai. Tai į tuos įdomius savo įvaizdžius negrįžčiau. O kad nepataikyčiau, nesugalvoju. Tikrai tai buvo, čia be abejonės. Bet mano smegenys taip veikia, aš save paplaku už kai kurias klaidas ir jau kur atleidžiu, tai ir paleidžiu. Kur neatleidė, tai tol plaksi, kol atleisi. Matyt, tai buvo tie įvaizdžiai, kur vat ir norėjai įdomiai. Turbūt. Žinai, kur čia tikrai yra blogas, kur nežinai, kaip kartais reaguoti tokį komplimentą, jeigu ateina ir kas nors tau sako, kaip čia atrodo įdomiai. Nei gerai, nei blogai. Įdomiai. Jeigu galėtum turėti tik vieną aprangos derinį, tokį, bet tik vieną, ne? Ir kokiu mados namų tai būtų derinys? Mes kalbam dabar, galėtum sau leisti absoliučiai viską. Ir kokiu mados namų tai būtų? Dior, bet ką nors iš labai vintažo. Šiaip tikrai turbūt galėčiau 50-ųjų moterim būti. Nesirinkčiau būti su džinsais, balta marškinėlė, tą, ką dabar nešioju dažniausiai, džinsai, balti marškinėliai ir švarkas. Bet jeigu vienu įvaizdžiu reikėtų vaikščioti visada, aš norėčiau to Dior silueto sijono su juosmeniu ir kažkokios tvarkingos, tokios eilutės, kuri būtų ar suknelė. Žinai, apie kokie. Taip, čia tikriausiai tau yra labiausia prie širdies būtent Galjano laikų Dioras, ne? Manau, kad taip. Kur buvo tie siluetai, korsetai tokie, taip. Kai buvo tas daugiau teatrališkumo šiek tiek, galbūt daugiau tikrai to. Nes dabartinis Dioras, jisai labai komerciškai geras, taip. Bet jisai daugiau apie... ką muziejuose matom ir kaip pasako Dior siluetas, koks išlenda siluetas atmintyje. Tai turbūt būtų toks. Žinai, iš tikrųjų, kaip rengdavosi ir Audrey Hepburn siūdavo Givenchy, ne, ir irgi buvo tie siluetai ten iš Funny Face ir tų visų gražių filmų,
kur su juos, Odriva toks stilius, kur ir žemos balerinos, sijonukas, pustas ir kažkokie tvarkingi marškiniai. Ar Žinau, yra, kad gal dabar 100 metų bus gražu. Aš nežinau, man ta praeitis labai vadinga, Gryskelį, nežinau, ten viskas buvo taip gracinga, taip, nežinau, toks atrodo levandos ir rožės ir pastempusios moterys. Bet man to labai... Indrė pasako apie visus tos drabužius, apie visus tos stilius ir aš tave iš karto įsivaizduoju su tais drabužiais, tau labai labai tinka tas stilius. Taip pat dažniau tą reikia ir daryti ir kitą savaitę irgi išskrendu renginį tokį vestuvės turėsim ir galvau, ką ten reikia apsirengti, rinkausi ir visiškai toks. Čia gal reikia kažkaip įdomiai, čia gal kažkas, ne, įdomiai. Been there, done that. Tegu būna. Ir paskutinis mano klausimas iš mados pusės. Esi buvusi mados savaitės, Paryžiaus mados savaitės. Papasakok, kad manau, kad tikrai dar tie prisiminimai pas tave, jie liko apie tam šou, kaip viskas vyko, nes aš pati labai dažnai važiuoju mados savaitės ir aš žinau, kad tai yra tikrai mums dirbantis kūrybiniai veikloje, būtent tai yra labai svarbu gauti to įkvėpimo. Papasakok, kokiais prisiminimais prisimeni tą mados savaitę. Žinai, bet man atrodo, mes abi dėl skirtingų šiek tiek priežasčių mėgstam mados savaitę. Mane drabužiai irgi įkvepia, bet aš labai mėgstu renginius. Ir jų suorganizavimą, aš visada žiūriu, kaip filmuoja, kaip sušviesta, kokios muzikos, kaip žmonių srautus reguliuoja. Ir va tas man prisiminimas, aš ten buvau koncerte kažkur, nors ten šiaip iš vis senokai buvo ir dar neįsivaizdavau net į kokį lygį važiuoju ir kaip ten nuo oro uosto pasitikinėjo prabangus automobiliai, viešbutį atvažiavo glam teamas Paryžiaus, viską, ir nieko nereikėjo pačiai daryti, nieko organizuotis, viską tiesiog į mašiną atidaro duris, išlipi ir ten Cardi B koncertuoja. Žodžiu, buvo įspūdinga, bet mane įkvepia Paryžiaus, ir va dabar galvoju, ar aš noriu iš vis nepataikau išvažiuoti į mados savaitės, gal ateinant į rudenį jau kažkaip susidėliosiu, kad darbų nebūtų, nes vis būna renginių ir renkuosi dirbti, nei kad pramogauti. Ir noriu pasižiūrėti tendencijų, bet būdama ten, aš labiau mėgaujuos renginiu, kuris yra, bet abi iš savo profesionalios tos turbūt pusės, ar ne, kad noriu žinot, kokios spalvos bus, kokios tendencijos, kaip žmonės atrodo, bet labiausiai mėgaujuos ten renginiu. Ir jeigu kur svajočiau eit, ką pamatyt, tai tų mados šou pristatymus, kuriuose yra ne tik kuo mažiau. Ne tik podiumas, bet ir pats šou pasaulis. Norėjau leptelt kuo mažiau mados, ne, daug mados, bet kad toj madoj būtų teatras, būtų kažkokie pasirodymai, būtų renginys. Būtų per meną perteikta. Tarkim, bet tikrai nemažai mados namų ir renkasi būtent tą ir filosofiją ir susijęs su menu. Laukia, kas bus Šanelis, ne, kur pristatys, kaip tai bus pateikta. Kokia muzika, kokia jo atmosferos, svečiai. Tai vat mes dabar irgi, ką tik, kadangi emocijos dar vis gyvos, ką tik iš Paryžiaus mados savaitės, tai Sandro pristatymas vyko muziejuje, skulptūros muziejuje, ten buvo ir dirbtuvės jo. Tai vien ta aplinka, tai tų drabužių nebuvo daug, jų ten buvo gal pristatyta 15 modelių kitų metų, bet ta aplinka visa, kuri sustiprina tą emociją ir tu gali labiau suprasti to prekės ženklo filosofiją, viziją, idėjas visas. Tie žmonės galų gale, kurie ateina, jie irgi būna pasipuošę to pačioje stilistikoje. Tai tas viskas labai labai stipriai sustiprina tą emociją, kuri tikrai tave įkvepia. Aš vis tiek niekada neatsisakysiu skambinti stilistams ir prašyti pagalbos, kad ir kiek įkvėpta jausčiausi. Bet čia vis tiek manau, kad dėl laiko taupimo tiesiog. Ir gal žinojimo, kad visi turi dirbti savo darbą. Ir kad ir kaip atrodytų, aš galiu pasakyti, kas man tiks ar netiks, bet labai džiaugiuosi, kada stilistas kažkaip vis tiek jis tame gyvena.
taip kaip aš žinau, kaip turi būti sušviesta, ar kaip laikyti žmonių dėmesį, ką turiu padaryti, kokią emociją tiem žmonėm atnešti, kaip savo darbe. Taip stilistai jų gyvena. Kasdienė duona jų. Ir labai džiaugiuosi, kada vienintelis gal taip žmogus, kuriam leidžiu jau labai stipriai su savimi eksperimentuoti ir rengti įdomiai, bet matyti irgi pažįsta labai gerai. Man yra Milda Metlovaitė. Tai kada man yra kažkokie teminiai, aš laukiu net, ką jinai man ir galvoju, kad ir kokią beprotybę pasiūlytų Milda, aš žinau, kad aš kai viską susidėsiu, atrodys fantastiškai. Ir kad aš eisiu išsitiesus, nes būsiu drąsi tame, ką apsirengiau, nes ji ir visas tematikas kažkaip ten ypatingai pataiko, kur man patinka. Šiandien tavo įvaizdis tikrai labai moteriškas, nuostabus. Ačiū. Tikrai man labai patinka. Bet aš tariausi atėjusi, ne? Parodžiau 2 variantus ir aš prašiau profesionalų. O gal galėtum pasakyti, iš ko jis susideda, kokie tai prekės ženklai, galbūt irgi kažkokia tai istorija yra, batelių ar... Viskas iš mano spintos. Ir skirtingų laikotarpių. Čia ką suvardinti? Jeigu gali, jeigu tau jo. Galiu. Taip, batai. Jimmy Choo. Kelnės. Ralph Lauren. Ir čia Max. Ką mes ten sakėme? Max & Co. Max & Co. Nuostabiai. Pažiūrėk, kaip galima suderinti skirtingus prekės ženklus, bet jie visi atrodo, kad viena eilutė būtų iš vienų mados namų, iš tikrųjų. Ir tekstūras labai gražiai. Taip, labai gražiai. Tai ačiū tau labai, Indre, už tokį mergaitišką pokalbį, už tai, kad mes taip jaukiai apie madą ir ne tik pakalbėjom ir mes turim tau dovanėlės. Mes tai nėra už ką ir bedovanuoti, bet labai ačiū. Taip, tai aišku, mūsų naujausias žurnalo numeris. Tai kadangi čia yra irgi, pažiūrėk, irgi spalvas, kur atspindi šiek tiek ir tinka tau, ir šiltos, ir šaltos yra. Ir iš tikrųjų, pažiūrėkit, mūsų viršelis net susideda iš tų spalvų, kaip mes apsirengę. Visiškai, ne? Visiškai. Tai reiškia, kad tikrai ir mes tarpusavėje puikiai tinkam ir viršelis tinka. Tai mūsų žurnalas naujausias su Rūta Meilutytė ant viršelio ir su labai daug įkvėpiančių moterų ir istorijų viduje. Plus L Decoration. Tikrai nuostabus numeris. Tai kartu, tai iš tikrųjų, tai perkant vieną žurnalą, net antras eina papildomai, tai tikrai puikus numeris šitas. Ir mūsų Avene rėmėjas. Taip, mes tau sudėsim viską į maišelį, kad rūpintųsi tavo švitėjimu, tavo odos jaunystė. Tai ačiū tau labai. Tikiuosi neprailgo pokalbis. Buvo labai įdomu. Ir svarbiausias dalykas, ką reikia išgirsti, tai gerai jausti savo drabužiuose, išsiplauti galvą, išsimaudyti. Ir vengti įdomiai. Ir iš tikrųjų labai geras įdomiai reikia išgyventi. Ir labai geras patarimas būtent apie vaikų tą apsirengimo visos šeimos. Šitą nesu girdėjus, šitas labai geras, man labai patiko.